Labadiena, šitas mano įrašas bus derinamas su štai šito šunelio vedžiojimu, dėl to bus toks nestatiškas. Prisiminkit, mėlyjei, mano Patreon kanalo YouTube ir kitų platformų klausytojai apie persivalgymo mechanizmą. Vienas iš jų yra žinių stoka, tai va dabar mes ją po truputėlį mažinam, kuo geriau suprantat. Teorija, žinot, irgi visą laiką labai sveika ir pririšim ją prie praktikos. Alkio jausmą reguliuoja ne tik tai gliukozės kiekis kraujyje, kaip daugelis įsivaizduoja, yra labai specifinės hormonų sistemos grelino ir leptino. Leptinas yra sotumo hormonas, jį gamina mūsų adipocitai, tai yra riebalinio audinio ląstelės. Ir kuo jo daugiau, tuo mes mažiau jaučiam alkį. Adipozitas ima pamt, reiškia signalas, kad aš jau pamstu, man neužtenka, atsargų užtenka. Ir signalas ima kaulę, kad nustok valgyti žmogau. Grelinas yra alkio hormonas, kuo jo daugiau, tuo žmogus jaučiasi alkanesnis ir jį aktyvuoja kiti mechanizmai, o gamina įvairių žarnyno dalių gleivinė, skrandžio žarnyno. Ir tai priklauso nuo daug ko, aš pasakysiu, nuo ko priklauso ir tada mes suprasim, kaip su to tvarkytis. Primenu, leptinas tai yra sotumo hormonas, grelinas alkio, jų sintetinės formos yra ir labai retai taikomos gydymui, bet ant tiek retai, kad aš apie nekalbėsiu, tiesiog paprastai tai yra neįmanoma. Tai vat, jeigu nuolat persivalginėjama, tai žmogui, kaip ir išsivysto rezistentiškumas insulinui, išsivysto ir rezistentiškumas leptinui. Aiškiai, mes smegenės bombarduojam ir po to jos nustoja kreipdėmėsi į mūsų bombardavimą ir vis tiek pasisotinimo jausmo žmogus nejaučia. Dėl to niekad nereikia iki to dasigyventi. Bet jeigu dasigyvenot, dabar dėmesio, kas skatina leptino išsiskyrimą, tai ne tik tai pavalgymas, bet pirmiausiai geras miegas. Jeigu žmogus kokybiškai miega 7-8 valandas, tai jom žymiai mažesnė rizika nutukti. Jeigu miega, aš dabar bijau jums sufantazuoti, bet labai panašiai, mažiau kaip 5 valandas, nutukimo tikimybė yra 400 kartų arba 4 kartus didesnė. Tai va, aš čia žvalgausi į medžius, kuris čia nudžiūvęs. Kitas dalykas, fizinis krūvis skatina leptino išsiskyrimą ir slopina grelino išskyrimą. Dėmesio, ypatingai jėgos pratimai. Jeigu užsimanėt valgyti staiga, padarykite 20 ar 30 atsispaudimų tiek, kiek pajėgėt ir tas jausmas pradings. Aš pats bandžiau, man atrodo, kad taip ir yra. Taip sunku patikėti, kad tai vyksta taip labai jau greitai, bet gal čia placebo efektas, bet aš lygtai tą pajutau. Labiausiai grelino išsiskyrimą skatina, o labiausiai slopina, tai yra žarnyno sienelės tonusas. Jeigu sienelė yra įtempta, grelino sekrecija labai greit stabdoma. Jeigu neįtempta, tai yra alkis, žmogus yra nevalgęs, tai tuo metu jo sekrecija labai yra stimuliuojama. Tai dėl to suvedama dabar viską į praktiką. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus valgo daug skaidulų turinti maistą, tai skaidulos mechaniškai tempia skrandį, tempia žarnyną ir alkio hormono išsiskyrimas mažėja labai greitai. Tai ir aš pasakysiu, kaip ten dieta netgi vadinama. Dar, alkio hormono išsiskyrimą labai įtakoja amino rūgščių koncentracija kraujyje. Mūsų smegenys nuolat analizuoja mūsų kraujo sudėtį ir siunčia tam tikrus signalus. Bet jeigu amino rūgščių yra mažai, reiškia grelino išsiskyrimą stimuliuoja. Kitaip tariant, iš visų maisto elementų, riebalų, baltymų, angliavandenių, baltymo deficitas labiausiai stimuliuoja alkio jausmą, alkio hormonų išsiskyrimo formą. Ir dėl to yra panašiai paremtos yra karnivorų, keto dietos, kada drastiškai mažinamas angliavandenių kiekis, jos yra labai panašios, bet ten tikiu entuziastai
Išvelgia didelius skirtumus, kiekvienas ten savo privalumus įvairius išsako, bet realiai tai yra panašios dietos. Ir karnivorai, ir keto dietos besilaikantys žmonės alkio jausmą jaučia žymiai mažesnį. To jos yra ir grįstos. Tai va, tai žodžiu, jeigu fizinis krūvis yra pakankamas, ypatingai jūs atliekat jėgos pratimus, jūs gerai miegat, jūs gerai tvarkote su stresu. Na be abejo, stresas toks dalykas, tu neliepsi savo nesinervuot, esant stresiniai situacijai. Kažkiek tai įtakot galima, tokia mindfulness technologija, bet visiškai išjungto yra neįmanoma. Dėl to, tai va šitie visi faktoriai susumavus, jie veikia labai teigiamai. Galite padidinti baltymo kiekį kraujyje ir tai, tai sumažins alkio jausmą. Tai yra tiesiog valgyti daugiau baltyminio maisto. Ir tuo grįsta yra tokia, įvairiai vadina dietologai. Kartais man labiausiai patinka pavadinimas didelis popietinis kepsnys. Reiškia, jeigu žmogus tokiai ar tai gilioj popietiai, ar tai taip, ankstyvai vakarieniai suvalgo didelį kepsnį ir labai daug daržovių. Tai jisai nesikankina, nes tai paprastai sutampa su grįžimu iš darbo, kada žmogus atsipalaiduoja. Jis ramiai užmiega. Jis realiai nedaug suvalgo bendrai paėmus to energetinio maisto, pakankam baltymo, kad, vyktų įvairūs organizmo procesai labai svarbus, nes baltymas tai yra svarbiausias. Ir aš pažįstu žmonės, kurie numetė ne 10 kilogramų, ne kelis kilogramus, bet keliasdešimt kilogramų. Taip, kai kurie paskui atšoko atgal, nes reikia valios, kad tai palaikytų. Tai va tokie yra specifiniai mechanizmai mūsų alkio ir sotumo reguliavime. Ir mūsų smegenys, jie nuolat tikrina, kaip laboratorija, mūsų organizmo įvairiausių skysčių sudėtį. Ir dažnai mokslinė literatūra tai vadinama intuityviu valgymu. Staiga neužsižiebs kažkokia tai lemputė ant kaktos su užrašu cinkas, ten koks selenas ar lipidas, bet žmogus tiesiog apie viską signalizuoja nespecifiniu alkio jausmu. Ir kažko tai trūkstant, netgi to paties vandens, nes alkio ir troškulio centrai yra labai arti vienas kito. Žmogus, kad ir ištroškęs, jisai valgo. Palaukit, nematau savo šunio. Gerai, einam link karinės bazės. Gerai. Tai va, tai žodžiu, ir kas tai yra? Tai vadinama subalansuota mityba. Subalansuota mityba tai nėra toks tuščias žodis, bet jeigu tas balansas yra visų makronutrientų, taip, tai baltymas, riebalas, angliavandenis, mikronutrientų, tai yra visi mineralai, vitaminai, alkio jausmas yra mažesnis. Mūsų organizmas nelieps mums valgyt, kad pasipildyt kažkaip tai, kažkokią tai maistinę medžiagą, kad kažko labai daug, kad ir kažko labai daug suvalgant. Ir tada, suprantat, gaunasi tokios žirklės. Žmogus suvalgo labai daug, kad papildyt kažkokio tai elemento, kuriam trūksta atsargas, koncentracija ir tuo pačiu tunka. Tai va tokia yra subalansuota valgymo esmė. Taigi, dabar dar kartą viską surezimuojam. Alkio ir sotumo hormonai tai yra leptinas sotumo, grelinas alkio. Leptiną gamina adipocitai grelina žarnyno epitelio ląstelės. Ir iš mums prieinamų ne kažkokių tai subtilių endokrinologinių mechanizmų, kas gali tą paveikti, įtakoja fizinis krūvis, ypatingai pabrėšiu jėgos pratimai. Jie labai sumažina alkio hormono grelino ir padidina sotumo hormono leptino koncentraciją. Miegas veikia labai teigiamai, čia jau nesikartosiu to paties per tą patį. Na ir teisingai subalansuotas maistas. Tai yra pakankamai gerai didelis tūris maisto, kuriame yra daug baltymo. Įprastos proporcijos, tai yra baltymas, riebalas, angliavandenis. Tai čia jau iš mokyklos žinom, kad tai pusė maždaug mūsų viso energetinio balanso maiste yra angliavandenių pavidalu.
o po to jau skiriasi įvairūs supratimai. Jeigu imti procentaliai svorių, tai baltymo daugiau negu riebalo. Bet riebalas turi daugiau energijos. Tai energetiškai riebalo daugiau negu baltymo, bet jų yra maždaug 1:1. Tai proporcijos yra 1:2, jeigu dalinti 4 dalis. Kažkokios tai būtinybės, mirt, gyvent, tos proporcijos išlaikyti tikrai nebūtinai. Yra labai įvairios dietos, yra pavyzdžiui tokie kaip frutierienai. Yra tokie vegetarianai, tai yra vegetarai, ir frutierienai, tai tie, kurie valgo tik vaisius ir uogas. Ir esminis skirtumas tarp vegetaro ir vaisiavalgio žmogaus, kad vegetarai valgo ankštinius produktus, o ankštiniuose yra daug baltymo. O tie vaisininkai baltymo praktiškai negauna. Ir dar plus žymiai mažiau skaidulų, nes pavyzdžiui, paimkite kažkokį salierą. Saliero 100 gramų yra 6-7 kilokalorijos, 100 gramų. O sukramtyti tą salierą ir nustumti iš burnos į užpakalį peristaltinėmis bangomis kainuoja žymiai daugiau energijos. Tai realiai žmogus valgo, skrandį užpildo, receptorius ištempia, grelino koncentracija susimažina, o kalorijų jisai negauna. Tai tokia yra daržovių valgymo pasekmė. Dar yra tokie vadinami tvinkeriai. Dar įdomesni žmonės. Čia įrodymas, kad viską lemia kalorijų skaičius ir kalorijų deficitas. Niekur tą mano šunio nematyt, kas čia dabar. Tai nutraukia šuns nebuvimas minti. Tai tie tvinkeriai, jie valgo iš vis ten, kaip aš pamačiau tą maistą, jų nuotraukose, tai jau hamburgeris, ten yra sveikuolių sveikolybė. Ar ten kažkoks tai blynas su uogienė. Ten yra tokia sintetinis maistas, sintetiniai saldikliai, sintetiniai miltai visokiausi, tokie ryškus, tokie ryškiuose pakuotėse, tokie reiksmingi maistai, kur ten atrodo, kad trūksta tik tai žiurknuodžių sveikatos požiūriu. Bet jeigu žmogus jų suvalgo tiek, kiek reikia, jisai nestorėja. O jeigu mažiau savo energijos panaudojimo, žmogus lieknėja. Taigi, mylieji, linkiu domėti savim ir kažkaip tai tą svorį bandyti susireguliuoti. Yra maisto papildai, kurie vartojami nekeičiant mitybos ir gyvenimo būdo, šiek tiek padeda sumažinti svorį. Apie tai kalbėsime ateities laidose. Iki.